Sveiki gerbėmėjai, kaip ir žadėta, šiandien parodysiu jums, kaip aš auginau grybus ant kavos tirščių, kuriuos paimu iš savo kavos aparato. Kodėl kavos tirščiai visų pirma man? Todėl, kad jų jau papildomai sterilizuoti nereikia. Aišku, kad su sąlyga, kad mes iš karto iš aparato pilame į maišelį ir tą maišelį iš karto dedam į šaldytuvą. Ne į šaldiklį, tiesiog į šaldytuvą. Vėl turime tirščių, vėl į maišelį ir iš karto į šaldytuvą. Ir taip mes gauname praktiškai sterilų substratą. Kavos tirščiai iš karto iš aparato eina sterilizuoti ir mes iš karto jas galime sodinti grybus. Jau tikrai patikrinta ir tikrai užauga. Žiūrėkite, kavos tirščių jau turiu. Ir antras dalykas, kurio mums reikia, tai reikia grybienos. Ir šį kartą aš paimsiu grybieną būtent iš to maišelio, kur jūs matėt, kad užauginau grybus. Būtent tas maišelis jau parodytas, grybus suvalgėm, buvo labai skanu. Ir dabar mums reikia paimti tam tikrą kiekį grybienos ir sumaišyti su kavos tirščiais. Čia viskas pilnai išvaldyta pilkosios kreivabudės grybiena. Man labai patinka tas kvapas grybo ir kavos. Taip. Štai, čia maždaug 1,5 kilogramo yra kavos tirščių ir manau, kad tokio gabaliuko grybienos mums tikrai pilnai užteks. Tiesiog štai taip susmulkinam. Žiūrėkite, kaip kava pakeitė savo spalvą. Susmulkinam. Čia matote truputį pjuvenų, tai yra todėl, kad aš šiai partijai grybų paėmiau grybieną iš kitos partijos, kur buvo grybai užauginti ant pjuvenų. Ir tai pas mane eina pilnas ratas. Užauginau grybus, pasėjau dar, iš tos užaugintos grybienos paėmiau grybus, tą grybieną vėl galiu panaudoti grybų kitos partijos auginimui. Ir taip aš galiu pridauginti tos grybienos dar daugiau, nes šią 1,5 kilogramo gal, o šią grybieną aš panaudosiu auginimui vėl ant pjuvenų, kad užauginti dar daugiau grybų. Dabar viską sumaišome. Nebūtina visiškai smulkinti, tokie gabaliukai gali likti. Žinokite, kad ir papildomos drėgmės aš irgi nepridedu. Tos drėgmės, kuri buvo kavos tirščiuose, užtenka pilnai, kad užauginti daug gražių grybų. Taip, viskas yra sumaišyta ir dabar grąžinu visą substratą į tą patį maišelį. Ir tam aš naudoju paprasčiausius maisto maišelius. Štai. Suspaus per stipriai neverta ir nereikia. Ir čia galime arba užrišti, nors čia jau maišelis per mažas matau, tai tada užklijuosiu tiesiog. Taip, turime kitą paruoštą partiją, dabar ją galime laikyti kur nors. Aš mėgstu laikyti kur nors, kur dažnai matau prie darbo vietos ant palangės, tiesiog ant darbo stalo, jeigu turite vietos, tam, kad stebėti kasdien, kaip auga grybiena, nes jinai auga gan greitai. Po 2 savaičių jau matysime, kad grybiena praktiškai užvaldė visą substratą ir tada prapjausime skylutę, pro kurią atsiras grybai. Ir vėl padėsiu štai čia, kur matysiu substratą kasdien. Praėjo mėnuo. Žiūrime, ką turime.
Atsimenat? Šį kartą keista, žiūrėkit. Aš padariau skylutes šonuose, bet kažkodėl šiems grybukams patinka augti į viršų. Teko prapjauti čia ir jau po 3 dienų, o gal ir po 2 jau turėsime rezultatą. Žiūrėkit. Koks skonis. Tarp kitko, čia kažkaip yra ir kavos skonio. Nuostabu. Šiandien pagaminsime skanumėlį. Jūs viską matėt. Paprasti kavos tirščiai. Iš karto iš aparato į maišelį ir į šaldytuvą. Prikaupiam, tada pasiėmė micėlį. Laikome bet kurioje vietoje ir gauname štai tokį nuostabų derlių. Ir dabar ciklas pasikartoja. Dar prikaupiau kavos tirščių, iš čia paimu micėlį, čia pasodinu ir po mėnesio turiu derlių. Ir taip kas kart. Tarp kitko, čia vis dėlto micėliaus gaunu daug, todėl galiu panaudoti auginimui, pavyzdžiui, ir kitoj terpėj, pavyzdžiui, lapuočių pjuvenose. Ir tai gali būti arba kuro briketai, arba kuro granulės, svarbiausia, kad lapuočių. Ir tenai taip pat galime auginti grybus, žiūrėkit. Čia kavos tirščiai, o čia žiūrėkit tiesiog paprastos pjuvenos iš kuro briketų. Ir taip pat rytoj jau galėsime panaudoti maistui. Kitas mano video bus apie tai, kaip aš auginu grybukus pjuvenose. Taigi prenumeruokite kanalą, dėkite patiktukus ir sėkmės!